Nebūna tokio mandražo, kad iš vis nežinai, ką darai. Ne, nebūna tikrai. Būna toks pradžiai pirmam, antram game toks, nežinau kaip vadinti, gal jaudulys trupučiuką. Bet tai nepaveikia žaidimo labai smarkiai. Pradedi žaisti, praeina. Jo, aš manau, pas kiekvieną sportininką tas yra, tai yra Bet neišvengiama. pirmus gėjimus biškai jaučiasi. O po mačo atsakinga geriau pradėti servuojant ar priimant varžovą? O čia nuo žmogaus priklauso, nuo sportininko. Žiūrėjau, prieš ką žaidė? Ir kaip tą dieną gali tau servas, daug tų faktorių yra smulkių. Ir labai priklauso su kuo žaidži. O kinkos nebedriba ar niekad nedribėjo, kai perėjai, sakykime, vyrų? Ne. Nebuvo tas kažkokio metodų? Ne. O prie kokios didžiausios publikos teko žaisti? Turbūt, kad gal 3000 buvo susirinkę, ne? Vyko tą, kokiam gal. Jo, buvo... Magija prisimenat, pilnas tribūnas. Jo, irgi apie kokius tūkstančius, bet turbūt, kad vis tik jų Katanė buvo kokie 3. Ne, Magija prisimenat, tos tribūnos tokios didelės buvo iš kitų. Ne, turbūt ten daugiau. Ten nebuvo. Berangis eina žaisti, tribūnas pilnas, bėgė žaisti tuščias. Buvo per pusfinalį, bet netiek daug buvo susirinkę. Kur tai? Ar tam didžiausiam žaidėt ar ne dabar? Ne, Ai, ne. kortą didžiausiam? Ne, didžiausiam, antram didžiausiam. O pačiam ar smagu, reiškia, smagiau žaisti, kai yra daug žiūrovų, ar geriau, kai tuščia salė? Ne, kai daug žiūrovų, žinokit. Kažkaip užveda ir tie aplodismentai. Ir palaiko jį dažniausiai žiūrovai. Tai nėra buvę tiek žiūrovų, kaip čia buvo dabar. Kažo? Lietuvoje niekada nėra buvę tiek Jo, žiūrovų. jo, čia pirmas kartas. Pirmas kartas. Super, iš vis. Gerai, tai gerai. Dorai, Bet tarkim, kaip